Božena, džiaugiamės jūs matydami ir tą progą norime pakalbinti apie muzikinį ugdymą namuose. Taigi, kokių klaidų vertėtų vengti ugdant vaikų kūrybiškumą? Svarbiausia, namuose turėtų vykti viskas natūraliai. Klausyti muzikos, padainuoti, pašokti, kad tai nebūtų jėga, čia dabar turi klausytis muzikos, ne. Ir nereikia ten tokių labai didelių, čia turi rėmų, privalo būti taip ir ne kitaip. Ne, kūryba čia laisvė. Ką patartumėte tėvams, norintiems auginti kūrybišką smalsų vaiką? Klausytis vaiko, ko jisai nori, ko jisai klausia, būti atviriems jo kažkokiems eksperimentams, jokių būdų nelyginti vaiko su kitais vaikais, nevertinti jo, nes čia tada vaikas labiau susispaudžia, užsidaro, nekuria. Visą laiką skatinti, kaip gražiai, kaip fantastiškai, geras sumanymas, padrasinti visą laiką. Kaip muzika gali padėti vaikui pažinti ir išreikšti emocijas? Aš galvoju, kad dar mažų metų vaikai nelabai moka įvardinti emocijas savo, nesupranta. O muzika čia yra jausmai ir per, sakykime, judesį, per garsą vaikas tas emocijas gali išreikšti. Ir sakykit, kaip paskatinti vaiką, klausantis muzikos, išreikšti tai, ką jisai jaučia, bet ne žodžiais, o pačia kūryba? Pavyzdžiui, galima padėti jam įjungti muziką ir piešti. Piešti pačiam ir jisai įsitrauks į tą tavo darbą. Jisai irgi žiūrės į tave ir pradės piešti. Galima šokti, dainuoti, judėti, rodyti kažkokius vaizdelius, ten spektakliukus mažus, ten su lėlėm žaisti, su muzika. Viena vaikas šoka, kitas ten aploja, kūryba. Čia tiesiog per žaidimą viską gali padaryti. Ir kaip svarbu leisti vaikui kurti be taisyklių ir be vertinimo? Čia yra labai svarbu, nes kaip ir sakiau, kad kūryba tai yra laisvė. Ir svarbiausia, kad nestatyti tų rėmų vaikams, nes užsidaro tada jie, to negalima, taip nereikia, čia taip negražu ir dar kaip tada jisai, tai jau kaip tada, o kai tu padrasini, paskatini, pažaidi dar su juo, viską per žaidimą ir per lengvumą turi būti viskas. Ir galbūt galit pasiūlyti veiklų, kurios lavintų vaikų pojūčius per muziką? Šiandieninė veikla pas mus labai liuksinė, net pačioms auklėtoms patiko. Tai tokių pavyzdžių galima ir daug ką kurti ir daug ką daryti. O gal dar pasidalinsit jūs namuose, kaip žaidžiat, auginat iki mokyklinio amžiaus vaiką? Taip. Taip, tai kaip jūs žaidžiat muzikinius gal žaidimus, ar kaip tą kūrybą išreiškėt savo namuose? Tai pas mus ten tokia laisvė, kad ir šoka visa šeima, ir dainuojam, ir spalvinam su muzika, ten pas mus ir spektakliai, ir vaidyba, viskas vyksta. Drąsinam ir kartu su vaiku žaidžiam. Bet jūs labiau klausot klasikinės muzikos, ar nebūtinai. Jeigu žiūriu, kad jai ritmas patinka, aš ten pagarsinau ir kartu su ją ten ar šokam, ar dar spalvinam, ar dar kažką. O leidžiat pasirinkti pačiai muziką, ar jūs ten savo nuožiūrą jau? Kartais įjungiu savo nuožiūrą. Jeigu nepraeina, tada atsimenu, ką jinai mėgsta, įjungiu, tada jinai prašo, o ten įjung šitą dainelę, ten padainuoti noriu, arba pašokti jinai nori, tai ir laisvai leidžiu ir duodu ir skatinu ją. Bet girdim tą pagrindinę žinutę, kad viską reikia daryti kartu, ne, su vaiku, ir tada jam yra drąsiau, linksmiau, jisai kaip ir bendrauja su jumis ir santykis kūrėsi. Taip, jau, viskas taip pat. Stiprėja net, taip, jau. Bet kartais vaikas ir pats ten, tik tai biškį jį pastumti, pagirti, pasakyti, kaip gražiai, o kaip šitą sugalvojai. Reikia tokio artistiškumo labiau, su žaidimu, žaisti su vaiku. Net kartais, pavyzdžiui, jeigu ten darželė kažkas ten atsitinka, jinai ateina liūdna, tai mes per žaidimą, žaidžiant su vaiku, ten jinai miškutė, ten aš ten lėlė ar dar kažkas, zuikis. Ir mes kalbamės, taip per žaidimą, kaip tu, ką darai, kokia tavo nuotaika. Ir jinai per žaidimą išsipasakoja. Ir tu pagauni, dėl ko jinai ten tokia ateina. Net nejučia taip gaunasi. Taip, jo. Ir jinai nesupranta pati ir
sako Tai viską. ačiū Jums. Aš šiandien iš savo patirties galiu papasakoti, kad per Jūsų veiklą man taip patiko medituoti, klausantis muzikos ir tiesiog piešimas. Aš pamiršau apie visas problemas, apie visus rūpesčius. Taip, ir tikrai naudosiu va, tą tokį būdą ir namuose ir galvoju, ir savo vaikam pabandysiu perteikti tą būdą. Tai tikrai ačiū labai, buvo labai smagu. Ačiū, man irgi buvo nuostabus vaikai, tiesiog pats geriausias darželis. O, ačiū.